Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjos profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat tuo metu statybininko profesijos mokėsi ir kitas mokinys, Usūrinis, kuris pati Ingrida, kaip jau žinote, tikrai labai nekentė. Net ko gero ir pats visų nekenčiamiausias šalia kito mokinio, metais vyresnio pardavėjo profesijos mokinio, Mantelio. Tad ne veltui toji Ingrida savo mokymosi dienų eigoje godžiai rinko iš kitų mokinių bet kokias išgirstas naujienas, kokios tik atėjo apie tą nekenčiamąjį statybininką mokinį, Usūrinį. Viena iš Ingridos klasiokių merginų artimai draugavo su vienu statybininkų vaikinu, tad iš šios lūpų kartas nuo karto vis galėjo pasimėgauti naujomis žiniomis. Kaip pačių pamokų ir net praktikų metu buvo keleto klasiokų pastoviai vis skriaudžiamas ir žeminamas tas vaikinas Usūrinis. Ir būtent tokiomis žiniomis Kėžietė Ingrida tiesiog net stačiai mėgavosi, tai visada jai sukeldavo šypseną. Kaip ir ta žinia, kaip vieną rudens dieną per mūrijimo praktinę pamoką, kai nebuvo šalia mokytojo ir jis to nematė, bjaurusis klasiokas Vaidelis kabinete vėl eilinį kartą apsistumdė su atstumtuoju Usūriniu. Po to Vaidelis niekingai spyrė su koja jam ir išspardė jo jau sumūrytą iš plytų mokomąją kampinę mūro struktūrą. Usūrinis dėl to gavo blogą pažymį, bet klasioko kaltės taip ir nesugebėjo mokytojui įrodyti. 2003 metų lapkritis.